1986 metais, kovo 27 dieną, įvyko Antono Čechovo pjesės Dėdė Vania premjera. Spektaklio režisierius Eimuntas Nekrošius, scenografė Nadežda Gultejeva, kompozitorius Faustas Latėnas. Suvaidinta 261 spektaklis. Dėdė Vania. Čia išskirtinis spektaklis mano biografijoje. Manau, kad ir teatro viso istorijoje. Pirmiausia, todėl, kad aš repetavau Dėdę Vanią, o paskiau tik vaidinau Astravą, taip susiklošęs aplinkybėm, taip gavosi mano gyvenime porą kartų. Taip ir Makbetė pasikartojo paskiau, kaip kažkas dirbo, tiksliau Rumšas dirbo Makbetą, o paskiau paskutiniu metu viskas apsivertė aukštyn kojom ir aš vaidinau ir 10 metų vaidinau tą spektaklį. Dėdė Vania pats, žinai, dalyvavai tam spektaklyje. Jis gimė, tu atsimeni, kad aš repetavau Dėdę Vanią, o paskiau, reiškia, Vilkaitis susirgo, po to. Bet per repeticijas visas skylės užkašydavau aš. Nu taip gaudavosi, kad ir Srebrėkova, nebūdavo tarnų ir palatiorų. Tarp kitko, gal net ir mano idėja. Bet čia nesvarbu visiškai, bet taip jau gavosi aplinkybės, kad aš vaidinau Astravą. Man buvo labai įdomu, nes iki tol jie kitaip su Remigijum Vilkaičiu buvo sustatę tas scenas, o man pradėjus repetuoti ir galutinai pasilikus tam vaidmenį, viskas buvo pergalvota ir tie žymus nusišovimai tyčiniai, tos visos žymės mizanscenos Atažerė ir kėdė, koja ant kėdės su Elena Andrejevna, jie visi buvo, taip atsirado ir Gyrios, taip atsirado ir taurių statymas Irenai Tamošiūnaitei. Nežinau, man spektaklis man sukelia labai gražius prisiminimus, aš netgi kartais sapnuoju jį naktim, nes man teko ir vaidinti su savo žmona Dalia, jinai porą spektaklių vaidino. Ta prasme, o daugybę metų vaidinau su Overaitė ir su Dalia Storik, abi dvi Dalios, ir prisiminimai kažkokie labai šilti, nes tai buvo ilgas darbas, spektaklis ilgai ėjo. Į palaimintą šalį. 1986 metų gruodžio 30 dieną įvyko Atolo Fugarto dramos Čia gyvena žmonės premjera. Spektaklio režisierius Rimas Tuminas, scenografas Vytenis Lingys, kostiumų dailininkė Gaiva Linkienė, kompozitorius Faustas Latėnas. Suvaidinti 99 spektakliai. Rimutis Tuminas, geriausias Eimunto Nekrošiaus draugas. Įkalbėjo jį ir jis sutiko, rizikavo daryti šitą spektaklį. Ir tame spektaklyje buvo taip sustatyta viskas, kad vėl Lietuva pamatė dramos aktorę Eugeniją Pleškytę šitame vaidmenyje. Žiūrėjo, spektaklis pilnas nuojautų, mistinių, apie moters egzistenciją, apie mūsų laikinumą, apie didelį kažkokių už sienų gyvenančių žmonių skausmų dvasingumą spektaklis, kuriame Pleškytės ir
jos šeimininio gyvenimo, jos personažo šeimininio gyvenimo biografija, tokia klauninė, susitikimai prie didelio apvalo stalo, sutvarkyta buvo taip, kad tas spektaklis ir turėjo tą kažkokią, turėjo didelį žiūrovų pasisekimą, jis buvo. Tai Eugenijos Pleškytės pergalė per tuos metus vėl pamatė scenoje žiūrovai teatro aktorė Pleškytė. 1987 metais, lapkričio 17 dieną, įvyko Sauliaus Šaltenio pjesės Duokiškis premjera. Spektaklio režisierius Algirdas Latėnas, scenografė Jūratė Paulikaitė, kompozitorius Faustas Latėnas. Suvaidinta 136 spektakliai. Ten yra nedidelis toks miestelis Duokiškis. Tie žmonės labai pažįstami, tie žmonės, tie vyrai, kurie susėsdavo vakarais, moteris, kurios irgi kažkaip būdavo ten prie tų užstalių ir jų pasakojimai ir prisiminimai kažkaip visą laiką apie tą laikmetį kalbos prasidėdavo, apie tą pokarį, apie kaip dabar kolchozuose, ir staiga atsirasdavo tų, kurie sako, kad va dabar jau galima gyventi. Ir staiga kaip puldavo ten pusė vieną tą, kuris taip šneka, kaip ten tas sakydavo, kad badasgi beveik būdavo ir toj laisvoj, toj tarp kariniai Lietuvoj, kad, žodžiu, tam kaime aš beaugdavas ten labai gyvos diskusijos būdavo tom temom ir visiškai nebuvo viena linkme, taip tik tai maždaug tarpukario Lietuva tai yra kažkokia šventenybė. Labai vyrai tenai išanalizuodavo aiškiai ir su argumentuotais. Duokiškis tai pirmasis Algirdo Latėno darbas ir turbūt pirmasis mano toks didelis darbas jaunimo teatre. Jie atsimenu su begalinė meilė ir visas kūnas, paminėjus tą spektaklį, Žygimanto vaidmenį prisiminus, visas mano kūnas prisipildo emocijų. Jis gyvas po šiai dienai. Aš prisimenu nuostabią dailininkę Jūratę Paulikaitę, amžinatilsį. Kūrybinė grupė, Algis, Jūratė, visi, kurie dirbo, tai buvo kaip stebuklas, kaip šeima. Ir tai, kaip mes išleidom ir kas tuo metu vyko scenoje, sakykime, kūčių scena po lenta, turbūt dabar sunku jau suvokti, bet mes laukiam, kad po spektaklio galim negrįžti ir namo. Tai yra sovietmetis, apie tai nelabai buvo kalbama. Ir tai buvo drąsu, kūrybiškai drąsu. Surasti drąsos apie tai kalbėti, surasti raišką apie tai kalbėti. Jau nekalbant apie tai, ko pareikalavo vaidmuo. Ir iš tikrųjų po dažno spektaklio grįždavau su mėlynėm, su nubrozinimais, nes reikėjo kristi su kopėčiam, reikėjo šokt nuo tokio tilto ten virš 2 metrų, gal 2,5 metro, jeigu ne 3 žemyn. Kartais apšvietėjai užmiršta įjungti šviesą pačiu ir tu krenti kaip į bedugnę. Žiauriai baisu, bet ką darysi. Tai tas darbas, reiškia, tokiu darbu aš, reiškia, manau, kad ėjau į jaunimo teatrą ir prisimenu, mes vaidinom apie 150 spektaklių. Ir prisimenu, reiškia, ir savo tėvą, Rimgaudą Karvelį, ir brolį Darių Mertiną, ir Dalią Brenciūtę, visus personažus, ir buvo labai gražus, ir pačio Algirdo. Labai retai, kada režisierius dar ir vaidina.
Ir mano galva ten buvo labai gražus ir tikslus pačio Algio darbas Jėzus. Ir Laima Štrimaitytė, ir Sauliaus Bareikio Ivanovas. Iš tikrųjų, tai buvo, mano galva, labai brandus režisūrinis debiutas. O už tą vaidmenį aš dar ir gavau vieną iš nedaugelio prizų kaip perspektyviausias aktorius. Ir čia atvažiavo ne mažiau kaip ponas Mileris, Artūras, paskiau poetas Ginsburgas, taip toliau. Bet jau jie buvo girdėję, kad Vilniuje yra jaunimo teatras ir praktiškai to pusę stalo jie nežiūrėjo, nebuvo ten su tais rašytais, o prasidėjo teatre. Mums buvo aišku įdomu ir po to, kai Mileris pasakė, lietuviai nežino, kad jie turi genijų, tai yra Nekrošius, staiga ten susiformavo visa grupė amerikiečių teatrų prodiuserių ir jie pasiprašė atvažiuoti į Lietuvą. Juos įleido. Jie čia sėdėjo ir mes parodėm visą seriją spektaklių. Jie grįžo ir po to mes gavome oficialų raštą su kvietimu į Ameriką. Pirma buvo kelionė į Houstoną, iš pradžių New Yorkas, Houstoną taip pat pervažiavom. Houstone ten buvo tos gastrolės, kai aš atsimenu, kainavo $1,5 milijono. Po to atsidarė visi vartai. Po to būdavo kelionių labai daug. Mes apie kokias turbūt 25 metus labai intensyviai keliavom su tais spektakliais, Nekrošiaus spektakliais. – 1988 metais, nuo gegužės 2 iki birželio 3 dienos, Jaunimo teatras dalyvavo Jungtinių Amerikos valstijų tarptautiniuose teatro festivaliuose – Hjustone ir Čikagoje. Niujorke Lietuvių kultūros židiny įvyko Jaunimo teatro susitikimas su tautiečiais. Stoviu prieš patį geriausią teatrinį vienetą, kokį lietuvių tauta turi arba bet kada yra turėjusi. Ne aš taip sakau, taip sako tarptautinis teatro festivalis Čikagoje. Patikėkit, šita programa, pasimatymas, šitas koncertas, pasimatymas šiandien premjerinis. Mes jo nerodėm nei Vilniui, nei Maskvoj. Norėtųsi jums parodyti viską, ką mes turim, geriausio, neslepiant ir klaidų, bet jūs paskui patys galėtumėte atsirinkti. Mano pavardė ponas Brač, vardas Silvesteris. Korespondentas pamatė, sako, iš kur atvažiavęs. Iš namų. Sako, žinom, kad iš namų, ne iš miško. Lydžiu paukščiams į namus, jie grįž pavasarį saulėtą, likimas piktas ir nuožmus, dažnai lyg žaislą žmogų mėtų, išskridę paukščiai į namus, sugrįž pavasarį saulėtą. Senelis gania avielas, vilkas už avelių, avys už putelių pabėga. Senelis šaukia šuneliui, čiū, čiūvelioja, tu vilkelį lelioja kaip šunį. Senelis šaukia daug vyrų, sulakė daug vyrų, žiūrėk tų dyvų, ant vilkų vilkelį vedė pas ponų, nuvedė pas ponų, sutika ponų vidury dvarą. Prabyla ponas ant vilkų.
čia? Lapas? 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 Nacionalizmas? Geresnis už kitus. Kuo geresnis? Jeigu bus reikalas šaudyti, tai taikykit į pilvą. Tai tiesiai kakton pataikyti. Geriau kakton. Gegužė šielai gal primins tau, kai buvo šnabždėjo šventė. Pavasaris tas nebegrįš jau. O, to ko nėra. O, to ko nėra. Kas čia tokia trepsi dabar? Šitą trepsi dabar tą, tai šitą čia trepsi. Bet aš netrepsėjau, aš vaikščiojau. Labai malonu. Labą dieną. O Izraelyje mes buvom turbūt apie 2 savaitės ir tai vėl visiškai kitas kraštas. Mes jau buvom pakeliavę po Europą, buvom pakeliavę Amerikoje, bet ar va šitose kraštuose nebuvom. Tai pirmiausiai ten išeivyje visai iš Lietuvos, tie vadinamieji litvakai. Tai tuo metu netgi su Kristovu žaidė futbolą ten. Visi staiga nustebo, pamatė per autobuso languose, pamatė lietuvių teatrą. Ten kažkas grojo filharmonijoje, reiškia, jau emigravę žydai. Ir dėl to priėmimas buvo, reiškia, buvo ypatingas dėmesys. Kur švelnus ir gaivus toks vėjelis, kur toks žalias gimtas. Pirmiausiai, kad visi tie žydai, kurie pasitraukė iš čia, tame tarpe ir kurie priklausė organams, reiškia, žydai, arba tie, kurie nukentėjo Holokausto metu, kurie nukentėjo. Taigi tiek išeivių iš Lietuvos, čia aš nežinau, čia kaip niekas surištas su Lietuvos Vilniaus, jeigu Šiaurės Atėnai skaitė, reiškia, Vilnių dėl žydų kultūros, tai tiem žydams tie klausimai, tai kas Kvadrate arba Dėdė Ivanė, nu tai klasika, bet Kvadrate tai ten jos absoliučiai jaudino. metais, gegužės mėnesį, Jaunimo teatras gastroliavo Izraelyje, Jeruzalės mieste. Metais rudenį įvyko gastrolės Vokietijoje, vakarų ir rytų Berlyne. Čia susitiko režisieriai Jonas Jurašas ir Eimuntas Nekrošius, o aktorius kalbino žurnalistė Aušra Sluckaitė. O kitų metų pavasarį įvyko gastrolės Norvegijoje, Oslo mieste. Metais Jaunimo teatras dalyvavo tarptautiniame teatro festivalyje Paryžiuje.
1989 metais vasario 16 dieną Jaunimo teatro kieme įvyko trispalvės pakėlimas. Ir aš neturiu teisės, reiškia, ką nors pasakyti, nes aš per mažai gyvenau ir per mažai patyriau, kad ką galėčiau sakyti nuo savęs, reiškia. Tokią vėliavą keliant mačiau nuo 18 iki 30 metų. Lietuva tėvynė mūsų, tu didvyrių žemė. Iškeikė savo sūnus, stiprybę seną. Tegul tavo vaikai eina vien takais dorybės. Tegul dirba tavo naudai ir žmonių gėrybės. Toks santykis, kad ir visi mokiniai buvo kažkur kažkokios ribos peržengtos, Dalia tuo metu turbūt buvo tokiam stovėje amžinatilsį, kad jinai ir dirbo, kažkaip taip viskas šiek tiek neišeidavo. Aš kalbu apie teatrą. Jinai dėstė, kaip ir dėstė puikiausiai. O tuo metu dar jinai buvo režisierė ir kažkaip jinai suprato, kad laikas išeiti. Galbūt, jeigu kažkas iš mūsų kursiokų, jos mokinių būtų užstojęs arba kažką pasakęs, turbūt taip gyvenime atsitinka, tokia, ar nebuvo kam, ar kažkas nedrįso, ar kažkas nepanoro ir jokio tokio, sakysim, užnugario kaip tokio nebuvo ir jinai pasirinko kelią atsisveikinti su teatru. Nuo 1990 metų lapkričio 21 iki kitų metų kovo 1 dienos Jaunimo teatre nebegirdėjome žiūrovų šurmulio. 100 dienų buvo rengiama naujų 7 spektaklių programa. Moratoriumas teatre – tai pasiruošimas naujam šuoliui. Moratoriumo iniciatoriai Tarptautinio Čikagos teatro festivalio menedžeris Bernardas Salinsas ir Jaunimo teatro meno vadovė Rūta Vanagaitė. Klaida buvo ta prasme, kad aš maniau, kad galima kažkokiai didžiuliai struktūrai, kažkokia labai drastiška reforma, ką nors pakeisti. Nieko negalima pakeisti ir visi tuo įsitikino. Dabar kokias kituose teatruose daro reformas, nieko, jos yra kosmetinės. Tu kaip papudruoji, ar supurtai, ar darai elektrošoką, po to tu pasitrauki ir viskas lieka po savo. Aš manau, kad jokios tarybinės, pagal tarybinį modelį padarytos didžiulės struktūros, nei fabriko, nei teatro, nieko, man atrodo, kad perorganizuoti neįmanoma. 1992 metais, lapkričio 2 dieną, aktorius Antanas Šurna paskiriamas Jaunimo teatro meno vadovu. 1990 metų gruodžio 29 dieną įvyko italų dramaturgo Nobelio premijos laureato Dario Fo komedijos Anarchisto mirtis premjera. Spektaklio režisierius Remigijus Vilkaitis, scenografas Adomas Jacovskis, kompozitorius Faustas Latėnas. Suvaidinta 89 spektakliai. Visai nepataikaudamas savo buvusiam dėstytojui Remigijui Vilkaičiui, pasakysiu, kad Anarchisto mirtis buvo labai vertas dėmesio spektaklis. Ir galbūt vienas iš įdomiausių to moratoriumo rezultatų. Galbūt jo vertė yra pjesės pasirinkime. Ir tokia pjesė ir dabar labai gerai skambėtų. Ir tai buvo gero humoro ir labai geras tekstas. Tarp kitko, paskui po daugelį metų, visai prieš kelis metus, Italijoje, gastroliuodami su Otelu, viename viešbutyje susitikau su šitos pjesės autoriumi Dario Fo. Ir pasišnekėjom, pasakėm, kad tas spektaklis buvo pas mus Jaunimo teatre, nusifotografavome netgi kartu. Ir tarp kitko,
nu, mane jauną aktorių labai tiesiog tas spektaklis linksmindavo. Ir Antanas Šurnas sukūrė puikų vaidmenį. Puikų vaidmenį, iš tiesų labai buvo stiprus, didelis vaidmuo ir pati pjesė, įdomi, kažkoks beprotis, iš kažkur atėjęs šokdina visą teisėsaugos sistemą. Pasakoja nesąmonės, kažkokias nesąmonės, visi rimtais veidais tiki ir visi labai gerai vaidindavo. Ir Ferdinandas Jakšys, ir Vytautas Taukinaitis, ir Gerardas Žalėnas, kuris dar tuo metu buvo teatre. Ir Antanas Šurnas, nu, niekas geriau nebūtų suvaidinęs negu Antanas Šurnas. Ten jis tikrai savo rimtų veidų ir žila barzda, jis taip rimtai aiškindavo, kas čia prie ko ir kas čia su kuo, kas čia tas anarchistas, kurį šoko ir tokias kosminės nesąmonės pasakodavo su savo tuo tokiu nepramušamu veidu. Ir man, bet tiesa visą laiką, ten tokia daugybė teksto pas jį buvo, kad ir visą laiką rankose jis turėdavo su savim tokią bylą liktai. Ir visą laiką man įtarimas, kad ar tik tai jis ne pjesė pasiėmęs ir dėl viso pikto pasižiūri tekstą. Aš paklausiau Antano, sakė, ne, ten buvo, nežinau, gal neišduos, aišku, tos paslapties, bet tai buvo didelis, labai stiprus vaidmuo ir tokiam pavojingam žanre, tokiam, nežinau, toks farsas, kurį tikrai Antanas Šurna labai garbingai tempė ant savo talentingų pečių, tą vaidmenį. Jeigu jūs man uždėsit antrankius, baudžiamasis kodeksas 122 straipsnis, jeigu valstybės tarnautojas naudoja neklinikinės ir nepsichiatrijos numatytas priemonės psichiniam ligoniui sutramdyti, yra baudžiamas laisvės atėmimu. Atrodo, kad būtum gyvenęs 200 metų, kadangi tada teisę studijavai. Beprotnami. Kartu su manim vienoj palatoj gulėjo teisėjas, paranoikas, tikras genijus. Aš dabar viską žinau, romėnų teisė, šiuolaikinė teisė, bažnytinė teisė, Justiciano, Friedricho Langobardo, graikų. 1991 metais, vasario 27 dieną, įvyko Nikolajaus Gogolio komedijos Lošėjai premjera. Spektaklio režisierius škotas Amišas Glenas, scenografas Adomas Jacovskis. Suvaidinta 67 spektakliai. Lošėjai, jisai tarsi nėra reikšmingas nei mano aktoriniai biografijoje, nei mano teatro, mano manimu. Spektaklis pakankamai gerai priėmė žiūrovas, nes buvo puikus ansamblis. Nu, vien dėl to, kad ten net Bagdonas buvo, jau suprantama, kad tai aš vaidinau pagrindinį. Po to pasikeitė, atėjo Kazlas vaidino, reiškia, vietoj Bagdono. Tai pirmiausiai buvo patirtis, nes mes dirbom su režisierium, kuris buvo atvažiavęs iš svetur. Čia turbūt ponios Vanagaitės dėka. Tas Hemišas Skotas, tarp kitko, jo brolis gan žymus aktorius ir labai daug filmavosi ir filmuojasi Holivude. Skotas labai panašus, tik tai tas mažiukas kūdas, šitas aukštas kūdas. Nu ir toksai, mes visi buvom azartiški. Tuo metu netrukdė mums nei tas kalbos barjeras, kalbėjom, daugelis iš mūsų angliškai vidutiniškai labai arba praktiškai vos, bet buvo vertėja tokia, reiškia. Aš galiu pasakyti, ir jisai įdėjo daug pastangų ir artistai, ir viskas ten buvo liktai ir tvarkoj, ir buvo puikių vietų, bet dėja pjesė pati nėra išbaigta paties Gogolio. 1991 metais, lapkričio 15 dieną, įvyko Antono Čechovo pjesės Žuvėdra premjera. Spektaklio režisierius Algirdas Latėnas, scenografė Jūratė Paulikaitė, kompozitorius Faustas Latėnas. Suvaidinta 82 spektakliai. Gražus spektaklis, ten jis galbūt šiek tiek eklektiškas buvo, nes galbūt ir mano kaltė tame buvo, nes kažkaip visi nešė tos melodijos, gitara, Šamrajevas, Kristina Kazlauskaitė. Man ta rimtoji pusė kažkaip mažiau mane kabino. Aš ten kažkaip daugiau papuolėm. Ten įsiskiria trupučiuką tą tokią, sakysim, rimtoji pjesės dalis ir ta tokia to gyvenimo. Kažkaip gal ir Algis nesuvaldė, gal ir mano kaltė, kad kažkaip aš taip pat visai kitaip žiūrėjau į tą Šamrajevą. Tai buvo smagu vaidinti ten ir tu, reiškia, Rimvydai, vaidinai, reiškia, ir Gediminas Storpirštis, ir
šitą, kaip jinai, mergaitė Algio Klusiok, Vitalija, Kristina ir man patikdavo, kai tuo metu aš scenoj, bet galbūt pernelyg drąsiai kažką huliganavodavom, tai turbūt pakenkdavo bendram, reiškia, spektakliu. Kas gali būti nuobodesnis už šitą mielą kaimišką nuobodį? Karštą, tyku, provincijos mergaitės merlė. Viešpatie, kaip tu blogai save pažįsti? Ne. Mama, tai buvo beprotiško nusivylimo akimirko, kai aš jau nesugebėjau susivaldyti daugiau. Maša! Pareikalaučiau garbės, tikros triukšmingos garbės. Tyliu, tylu gumoja, nuo tada slepiu. Nuo tada slepiu. Brangus, gražus, nuostabus. Mes važiuosim, taip. Tūkstantis 993 metais, kovo 19 dieną, įvyko Žano Batisto Moliero komedijos Tartiufas premjera. Spektaklio režisierė Irena Bučienė, scenografas Adomas Jacovskis, kompozitorius Faustas Latėnas. Suvaidinta 143 spektakliai. Irena Bučienė, Tartiufas. Man buvo iš tikrųjų netikėtas pakvietimas į šį spektaklį. Nes ko gero tai buvo pirma komedija, kada aš vaidinau jaunimo teatre. Ir aš vaidinau Valerą. Mano partneriai buvo Danutė Kudytė ir Kristina Kazlauskaitė. Aišku, Kristina Dorina, tai jinai, čia jos erdvė, jinai maudėsi tame vaidmenyje, jinai puikiai. Aš tiesiog negalėdavau atitraukti, aš kartais, užmiršdavau savo vaidmenį ir stebėdavau Kristiną, arba man kartais būdavo labai sunku susilaikyti nesijuokus nuo jos taiklių prisitaikymų arba replikų. Aš atsimenu, net kartą aš pabandžiau kažką eiliuotų tekstų paimprovizuoti, kažkokiai ne toj vietoj, sustot, nes Kristina kažkokią netikėtą reakciją padarė. Tai aš supratau, kad ką reiškia eiliuotas tekstas. Aš sustojau ir pradėjau mygti kaip koks nors, paukštis. Tai gerai, kad išgelbėjo mane Kristina, jinai padarė sekančią, repliką ir mes toliau vėl sugrįžom į Tartiufo Moliero tekstą. Bet tai buvo, iš tikrųjų tai buvo nuotykis. Nuotykis ir darbas su Irena labai skiriasi nuo Tamulevičiūtės ir nuo Algirdo Latėno ar nuo kitų mano režisierių. Jinai lyg tai labai norėdavo statyti, kaip mes turime elgtis. Bet mano prigimtis pakankamai priešinosi tam. Ir tada jinai man leido spręsti visą sceną taip, kaip man norisi, juo labiau, kad visame spektaklį ta mano senelė, jinai tokia kaip
baigta istorija visumoje. Tūkstantis 1993 metais, birželio 16 dieną, režisierius Eimuntas Nekrošius palieka Jaunimo teatrą. 1993 metais, birželio 23 dieną, įvyko Rudolfo Blaumanio komedijos Siuvėjų dienos Silmačiuose premjera. Spektaklio režisierius Povilas Gaidys, scenografas Galius Klyčius, kostiumų dailininkė Nadežda Gulteeva, muzika Povilo Kebliko. Suvaidintas 171 spektaklis. Reikia pasakyti, kad Siuvėjų dienos Silmačiuose tikrai didelį ir gražų vaidmenį sukūrė Kristina Kazlauskaitė. Tikrai jinai didelį krūvį vežė. Ta prasme, buvo kupina žavesio, žaismės, ta nuotaka, Antanina, tokia šiek tiek, kuriai buvo pažadėtas vestuvės, bet ją paliko, bet įsisprendė kitaip, tas meilės trikampis su Dūdariu, jie vėl susitiko, po daugelį metų buvo tokia graži jos linija ir tikrai, aišku, Kristinos temperamentas, aktorinis meistriškumas, žiūrovam labai patikdavo. Ir Vlado Bagdono, Abraomas, paskui Antanas Šurna labai ilgai vaidino šitą vaidmenį, irgi jam labai tiko ir jis labai gerai praturtino savom spalvom. O nepakeičiamų buvome, dabar galvoju, aš nesikeičiau nuo premjeros, Bareikis, Kazlauskaitė, aišku, Keblikas, Taukinaitis, Sipaitis, o Rudžių, mano partnerių, buvo gal iš pradžių Rudokas, kaip sakiau, paskui Andrius Paulavičius, kurį laiką vaidino, paskui Andrių Paulavičių pakeitė Andrius Bielobževskis. Ir jau paskui visą laiką apie kokius 2003 jau mūsų tas paauglių duetas pradėjo rodytis toks gana įdomus, nes pirmą cigaretę, pirmą laus įsigandę, o abiem jau artėja prie 40.
1994 metais, birželio 11 dieną, įvyko dramaturgo Alano Eiksborno komedijos Normano pergalės pirmos dalies premjera. O 1995 metais, birželio 26 dieną, įvyko Normano pergalės antros dalies premjera. Spektaklio režisierius Kostas Smoriginas, scenografas Adomas Jacovskis, kompozitorius Faustas Latėnas. Normanai, mano pirmas režisūrinis bandymas ir buvo kaip tik toks laikmetis, kai teatre kažkas išėjo, aš kalbu Rūta, paskiau ir Nekrošius išėjo ir buvo toks pasimetimas į laifą, buvo toks pasimetimas ir tarsi žmonių nereikalingumas. Tarsi tokia našlaičio pozicija. O tuo metu kažkaip visą, reiškia, ir čia reikia pripažinti Dalios Storyk nuopelnas, jinai surado pjesę, kurią išvertė Lilija Vanagienė, labai gera vertėja, jinai surado Eiksborną. Mes nežinom tokio dramaturgo kaip Eiksbornas, Dalia surado, jai labai patiko ir tikrai, aš perskaičiau pirmą dalį ir man labai patiko ir labai buvo lengva surinkti artistus ir jie lengvai pasidavė. Iš pradžių Normaną vaidinti turėjo Vydas Petkevičius, bet paskui jisai sunkiai susirgo ir prieš patį galą keičiau aš, nes nebuvo, kaip jau reikėjo leisti premjerą. Tas spektaklis praėjo 8 metus. Tas spektaklis praktiškai maitino teatrą ir maitino aktorius, nes taip su reiškia, prodiuseriais aš buvau sutaręs, kad jiems nieko nereikia gražinti. Aš palikdavau 50% teatre ir 50% pasimdavo trupė. Buvo toks laikas, buvo galima buhalteriškai ir visi gaudo priedus maždaug 400 litų prie atlyginimo. Tai buvo pakankamai ženklų ir tai mes vaidinome, spektaklis turėjo velnišką pasisekimą. Gal iš tos trioko, gal iš tos baimės, gal iš to azarto. Ir praktiškai tą trupę 8 metus jinai išgyveno ir paskui nusiramino ir tie aktoriai nei pasimetė. Po to mes padarėm dar vieną dalį, nes čia yra trilogija, tos pačios pjesės, šiek tiek su kitom dekoracijom, bet jau buvo ir finansai šiek tiek mažesni, tuo metu, reiškia, prodiuseriai jau mažiau davė. Tuo metu aš gavau kažkas apie $5,000 pirmam pastatymui, tai buvo labai daug pinigų. ...1995 metais, vasario 5 dieną, įvyko dramaturgo Kosto Strausko monodramos Vaižgantas premjera. Spektaklio režisierė Irena Bučienė, režisierės asistentė Ina Kartašova, scenografė Gražutė Visockienė. Suvaidinta 42 spektakliai. Puikiai aktoriaus Ferdinando Jakščio iniciatyva. Jis ateina su tekstu dramos Vaižgantas. Šitas tekstas literatūrinis, toks vaižgantiškos dvasios, tai yra biografija, jis pats imasi vaidinti Vaižgantą. Didžioji scena lyg ir pavojinga būtų laikyti 450 žiūrovų dėmesį. Galvojom, Ferdinandai, pabandyk tai daryti salėje 99, mažoje scenoje. Pažiūrėsim, kaip publika priims tave. Ir staiga Ferdinandas be jokių ambicijų griebėsi, kaip sakyti, savitvardos tame mažyčiam kameriniam ekranėlyje, padaryti tokį pro vartus, pro duris išėjimą iš kažkokios klėtelės, iš kažkokios tos Lietuvos kitokios, su monologu, kuris visiškai tarsi būtų
šiuolaikiniai Lietuvai, dabartiniai Lietuvai gyvenančiais kitais interesais išklausyti šitokios maldos, dvasingo teksto. Ir tas spektaklis iš tikrųjų atnešė naudos ne tik teatrui, bet naudą turėjo ir pats artistas Jakšys tuo vaidmeniu. Tas pats nežino, ko nori. Šiandien jisai lenkas, rytoj lietuvis, kitą dieną vėl čiurtimas naikto. Vieną dieną jisai katalikas, kitą dieną bedievis, nepatinka man jisai. Paprasčiausias bliuznėjimas, parduodu sudėvėtas Dievo kelnes. O šitas durniusgi gali sukelt furorą. Taip ir ten Lietuvoje atvirai agituoju prieš mūsų brolių ėjimą į Ameriką ar kur kitur. Sustok distinktoriumą su aukso grandine. Viso 8. Tai kai visą tai išvydo senis Dambrauskas, tai ko tik tai nepa. Loštelėjo atgal ir nusprendė, kad tokių daugybė ordinų reikėtų ir pilvo didesnį. Kad aš esu juodasis krikščioniškos kultūros griovikas. Dar nelaikas tą živagalvį docentą Tumą sudraust, kad jis nepridarytų blėdės lietuvių katalikų visuo pasiieškoto lazdos. Na kągi, tokiu atveju. 1995 metais, lapkričio 25 dieną, įvyko Henriko Ibseno dramos Lėlių namai premjera. Spektaklio režisierius Jonas Vaitkus, scenografija ir kostiumai Jono Arčekausko. Suvaidinta 61 spektaklis. Laisvas režisierius tuo metu buvo be teatro režisierius Jonas Vaitkus. Ir Jonas Vaitkus iškart pasakė, ką gali daryti. Ir visus tas jo pasiūlymas, kad galiu pastatyti Ibseną. Ir visi įsižiojom, kad tai yra tas puikus spektaklis, kuris dabartiniai visuomeniai bus reikalingas. Ir žiūrovai jį tikrai supras. Ir iš tikrųjų Vaitkus pasirinko tos pačius artistus, Dalią Overaitę, pasirinko Saulių Bareikį. Ir spektaklis gavosi toks ultramoderniškas, nes tai Arčikauskas įnešė tokią skulptūrinę scenografiją ir to bankininko meilė, gyvenimas kreditan, tie Lėlės namai atsivėrė su nauja teatrinė pajėga. Būk tikra, greit sulaukčiau pasekmių. O be to yra aplinkybių, dėl kurių visiškai negalima palikti Krokstado banke, kol aš ten esu direktorius. Kokio aplinkybių? Yra tokia visuotinė nuomonė, kad gyventi būtinai reikia. Daktarė, betgi ir jūs gyventi norite, ar ne? O kągi, taip, kad ir koks vargšas būdamas, o įmanyčiau kamuotis ko ilgiausiai. O sveikiems taip ir tenka ramiai likti užpakalyje. Bet juk ligonėms visų pirma reikia paramos. Matot, būtent tokių pažiūrų dėka visuomenė ir tampa ligoninė. Jeigu žmona palieka vyrą, kaip aš dabar, tai man atrodo, kad įstatymai jie atpalaiduoja nuo įsipareigojimų jai. Šiaip taip aš tau suteikiu visišką laisvę, tu būk visiškai nieko nepriklausomas nuo manęs. Taip kaip ir aš jausios, abi dvi pusės turi būti visiškai laisvos. Štai tavo žiedas, duok man manai. Tuomet turėtų įvykti stebuklas. Man atrodo, žodis nėra dabar pats veiksmingiausias dalykas, jis labiausiai apdergtas. Per 10-metį jaunimo teatre dirbo net 6 direktoriai. Adolfas Berenis, Juozas Žukas, Antanas Šackus, Vytautas Juškus, Arvydas Kregždė, Jonas Vaitė. 1991 metais, balandžio 15 dieną, įvyko Nikolajaus Gogolio Nosis premjera. Inscenizacija Eimunto Nekrošiaus ir Jurgio Kunčino. Spektaklio režisierius Eimuntas Nekrošius. Scenografija Nadežda Gultejeva. Kompozitorius Algirdas Martinaitis. Suvaidinta 83 spektakliai. Ir staiga jis pasiūlė, sako, žinai, aš nežinau, kaip tau pasiūlyti, bet ar tu suvaidintum Nosį Gogolio. Sako, aš bandysiu, darysiu aš tą. Bet ne Nosį, žinai, o šitą. Aš net nežinau, kaip tau pasiūlyti,
ar tu neįsižeisis. Nu, žinai, mano buvo atsakymas automatiškas. Tu durnas, aš neaišku, kad neįsižeisiu, žiauriai įdomu. Nes aš galvoju, kad Penio pasaulio praktikoje gal nėra daug artistų, kurie suvaidino. Nu, perkeltinė prasme, Penį, lytinį organą. O čia buvo tokia fantasmagorija, toks makabras. Jis buvo drąsus spektaklis, gailaimis. Labai tuo metu buvo sunkus jo stovis, jisai labai sunkiai sirgo, jis negalėjo labai repetuoti, būdavo repeticijos 30-40 minučių. Ir viskas tas gimė, sakė, pastatė dėžę šiukšlių, ten buvo visos dėžės šiukšlių. Vienas sakė, tu turi iš čia gimti. Nu ir taip atsirado sloikas, paskiau atsirado taip, ta prasme, tritrainis stiklainis, paskiau pabiškėjau biškį, teksto jokio, viskas improvizacija, bet ten aš turėjau fantastišką partnerį ir su juo esu partneriavęs ir ne kartą, ir tai galiu pasakyti, nulenk žemai galvą Vladui Bagdonui, nes tokio partnerio gyvenime retai, kada sutinki ir gauni. Jis yra inteligentiškas, delikatus, jis visada niekada neužtemdins, netrauks adijalo ant savęs, bet to pačiu, jeigu tu kažką improvizuoji, jis lygiai taip pat pagaus ir gražins ir dar dvigubai. Didelis malonumas buvo. Aš vien dėl to, o spektaklis jisai, gal gastrolių nebuvo tiek daug. Prancūzijoje, Šveicarijoje jis nespėjo taip pagastroliuoti ir taip pasaulis žiūrėjo, žinai, taip dviejopai jį, bet aš skaitau, kad tai buvo vienas drąsiausias. Dieve, dangaus Dieve, tau mano sūnau atsitiko. Stepanida Ivanovna, 2 kartus. Amputacijo, kastracijo. Salam alaikum! Majoras Kovaliovas, Podkarkio pasaulinio. Matot, kokiom kulkom pjaunam. Gražiai dainuok, dinga, dinga mano mielas, kaip koks juokdarys. Galgi žuvo jis per karą, kas man atsakys. Einu mišką,